Labas, grįžtu su antra dalim apie dirbtinio intelekto taikymą personalo atrankose ir šiandien 3 labai praktiški patarimai apie įrankius, kurie veikia Lietuvoje. Pirmas sritis yra kandidatų paieška ir čia spektras yra labai didelis. Nuo to, kad paprašom ChatGPT ar kito dirbtinio intelekto agento padėti suformuoti LinkedIn užklausą, iki to, kad perkam ir naudojam, pavyzdžiui, Hiring Assistant, kur jau galima duoti gyvenimo aprašymą arba sukelti tinkamo žmogaus CV ir jis parekomenduos kandidatus. Tame spektre pasirinkite, kiek pinigų turite, bet šitoj vietoj taupyti pinigus paieškai su dirbtiniu intelektu tikrai verta. Antra vieta yra leidimas dirbtinio intelekto agentui dalyvauti jūsų pokalbiuose, tiek video pokalbiuose, tiek tikruose pokalbiuose, tiek su kandidatais, tiek su samdančiaisiais vadovais. Aišku, informuojant kitą pusę, kad sėdės dirbtinis dirbtinio intelekto agentas mano pokalbyje. Ir čia kelios naudos. Viena nauda padarys konspektą, antra nauda palygins pokalbius ar kandidatus tarpusavyje pagal kriterijus, kuriuos jam duosite. Ir tada po visų pokalbių, mielas vadove, štai geriausi kandidatai, palyginti, prašom rinktis. Ir šalutinė nauda leidimo agentams dalyvauti pokalbiuose yra gerų agentų, kaip pavyzdžiui MetaView, kuris puikiai supranta lietuviškai ir ne tik padaro konspektą, bet iš karto rekomenduoja kandidatus. Ir mes jau turim tokių ad hocinių sėkmės istorijų, kur pasiklausę pokalbio su samdančiu vadovu, po 5 minučių rekomendavo kandidatus ir dienos pabaigoje turėjom įdarbintą kandidatą. Ir trečias sritis, labai paprasta. Dirbtinio intelekto agentai tiek ChatGPT, tiek Gemini, tiek Claude'as ir kitas, kurį pamiršau, puikiai išmano rašytinius įstatymus. Tai Lietuvos darbo kodeksą labai gerai žino ir visus poįstatyminius aktus labai gerai žino. Tai kai pas jūs ateina vadovas ar žmogus klausti paprasto klausimo apie atleidimą, priėmimą ar atostogas, paklauskit, ar tu jau klausai dirbtinio intelekto. Gal kitą kartą neateis ir taip sutaupysite šiek tiek laiko savo apie paprastus dalykus. Ir pabaigai tokia mintis, ką automatizuoti, ko neautomatizuoti. Tai yra daug pagundų automatizuoti viską, tačiau mažoj šaly kaip Lietuva, kur labai svarbu turėti gerą santykį su žmonėm, su vadovais, su kompanijom, su organizacijom, siūlom neautomatizuoti santykių. Automatizuokit viską, bet ne santykį. Galite leisti dirbtinio intelekto agentui galbūt atsakyti į pradinius klausimus, paprastus, tačiau toj vietoj, kur jau susitinkate ir kalbate apie ilgą ateitį kartu, ten būkite žmogus su žmogum. Nesvarbu, kokias pagundas siūlo dirbtinio intelekto įrankiai. Tai tokie 3 paprasti patarimai. Jeigu dar turite klausimų bet kada, įdėsime kelias nuorodas po straipsniu. Ačiū.